Vaizdžiai sakant, galima pasakyti taip, Dievas yra vandenynas, žmogus lašas. Na ir tai reikia jiems susijungti. Reikia būtent susijungti. Tik tai klausimas, kaip susilieti, kaip susivienyti. Budistai kalba apie sąmonės perkelimą, o mes vakariečiai labiau linkę kalbėti apie sugrįžimą arba prabudimą. Taigi sugrįžti ar prabusti. Sugrįžti ar prabusti, o gal tai yra sinonimai. Tai dabar apie tą patį mes pakalbėsime labiau vakarietiškai. Čia kalbėjome budistiškai, pagal Budos mokymą, dabar labiau vakarietiškai. Ir vat pradedu nuo Marcinkevičiaus eilėraščio eilutės. Pasmerkti bičiuliai esam pasmerkti amžinybės upėn įtekėti. Na, jis visą budizmą pasako, pasmerkti esam bičiuliai amžinybės upėn įtekėti. Na va ir skaitau Evangeliją pagal Tomą apokrifinį. Mokiniai tarė Jėzui, pasakyk mums, kokia bus mūsų pabaiga. Ir Jėzus tarė, argi radote pradžią, kad ieškote pabaigos. Juk ten, kur pradžia, bus ir pabaiga. Palaimintas, kuris stovės pradžioje ir jis pažins pabaigą ir neragaus mirties.